prašiau kalbėti, kodėl estai gyvena ilgiau. Tai vienas iš tokių esminių akcentų apie gyvenimo trukmę, apie vidutinę gyvenimo trukmę ir panašiai yra, kas kalba, bet paprastai, kai mes nagrinėjame, svarstome, tai kaip mums sekasi judėti, ypatingai, pavyzdžiui, apie šitą regioną, apie Lietuvą, apie Estiją, apie apskritai pokomunistinę erdvę, paprastai yra daugiausiai žiūrima į bendrą vidaus produktą, taip, apie BVP augimas. Tai paprastai yra BVP vienam gyventojui, tai kaip esminis visuomenės sėkmės rodiklis. Bet iš tikrųjų klausimas, ar tikrai tai yra vienintelis, ir iš tikrųjų jisai viską parodo. Ir ar tikrai negalima būtų pagalvoti, ieškoti kažko tokio, kas taip pat galėtų indikuoti ir parodyti, kaip iš tikrųjų mums sekėsi ir kurios visuomenės iš tikrųjų joms sekėsi ir labiau pavyko transformuotis negu kitoms. Na, juo labiau, kad apskritai dažnai sakoma, bet jau mano seneliai visada sakydavo, kad sveikata brangiausias žmogaus turtas, taip? Ir nekaip to nepamatuosi. Dar yra įvairių kitokių, tų netokių materialių alternatyvų. Nu, gyvenimas vis tiek gyvybė yra ir kažkiek tai materialaus, taip? Ir kūnas ir siela. Dar kažkiek kartais yra matuojama laimės suvokimas, taip, ar žmonės jaučiasi laimingi ir panašiai. Bet jeigu tu žmogaus paklausia, ar jaučiasi laimingas, tai yra labiau toksai subjektyvus dalykas. Tuo tarpu gyvenimo trukmė yra, na jau, sakant, labai objektyvu, arba trukdymas arba ne. Taip? Tai, na, tai trumpai tariant, iš tikrųjų, visuomenės sveikata ir gyvenimo trukmės kaita yra pakankamai rimtas pokomunistinės transformacijos vertinimo matas, nors toli gražu ne visada jis yra analizuojamas. Galų gale, štai Sabina pristatė, kad aš esu doktorantas ir iš tikrųjų vaidinėjau ir visada yra toks svarstymas, tai ką iš tikrųjų darau ir toks visą laiką tas žodis yra keistas daktaras, taip? Tai iš tikrųjų medikai gydo, bet ir kiti mokslininkai irgi tam tikrą prasme yra daktarai, yra socialinių mokslų žmonės, tyrėjai, irgi tam tikrą prasme bando analizuoti visuomenės ligas, silpnybės ar stiprybės. Tai šia prasme iš tikrųjų tema pati ir pats klausimas yra visokiojopai prasmingas. Keletas faktų, šiek tiek statistikos, kaip žmonės iš tikrųjų gyvena. Tai čia yra paimta tam tikra dinamika, tendencijos nuo 90-ųjų metų, taip, nuo to lūžio taško, kada žlugo Sovietų Sąjunga. Ir matome, kad iš tikrųjų nėra tolygiai, žmonės net gyvena tikrai toli gražu netokių. Trukmė yra ne ta pati gyvenime, taip. Visoje Europoje, Europos Sąjungos vidurkis bendras, taip, visų 27 šalių, jis tolydžio auga, taip, ir dabar sudaro maždaug apie 80 metų. Vakarų Europą, tai yra 15 Europos Sąjungos šalių narių, jų gyvenimo trukmė yra dar aukštesnė. Dešimtukas Europos Sąjungos, tai yra tos šalis, tos naujosios šalis, taip, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Slovenija, Slovakija, Čekija, Lenkija ir Baltijos šalis, jos taip pat kilo. Ir jeigu taip įdėliai pasižiūrėtumėte skaičius, yra labai įdomi tendencija. Gyvenimo trukmė praktiškai, bent jau iš šios lentelės, jinai, matyti, nepatyrė tokio politinio nuosmukio, arba visai nepatyrė nuosmukio, taip, nėra kritimo žemyn. Na, buvo tam tikrose šalyse ir sekančią lentelę pamatysite, kai kurių šalių gyvenimo trukmė krito iš tarp šitų 10 Europos Sąjungos narių, bet jeigu bendrai pasižiūrėtume, tai tendencijos yra pakankamai pozityvios. Reiškia demokratizacija, liberalizacija, apskritai visas valstybės transformacija tarsi buvo palanki gyvenimo trukmės ilgėjimui.
Tuo tarpu, jeigu kalbėtume apie nepriklausomų valstybių sandraugą, iš tikrųjų galima bent jau iš dalies suprasti, kodėl ir dabartinis Rusijos ministras pirmininkas kažkada tai pasakė, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo didžiulė tragedija. Iš tikrųjų, pakankama tragedija, jeigu žmonės pradeda gyventi trumpiau. Aišku, dėl kurių priežasčių čia yra jau kitas dalykas. Nuosmukis buvo pakankamai didelis ir jeigu mes taip giliau žiūrėtume, net ir dabar iš esmės tos rytų Europos šalys iki šiol nepasiekė to gyvenimo trukmės lygio, kokį jį turėjo pasibaigus šaltajam karui ir žlugus Sovietų Sąjungai. Tai čia yra beje šiek tiek skirtinga tendencija nuo ekonomikos augimo. Ekonominė prasme šitos šalis yra atsigavusios jau apie 4-5 metus, ta pati Baltarusija ar Rusija ir panašiai, jos jau pasiekė tą buvusį iki transformacinį lygį. Tuo tarpu su gyvenimo trukme šiek tiek jiems sekasi prasčiau. Na ir Centrinė Azija čia yra dar taip pat paimta, tai jos raida irgi yra toksai U raidės, taip yra tam tikras nuosmukis ir dabar grįžtama atgal. Bet regionais aiškesnis ir tikslesnis vaizdas matytųsi pasižiūrėję šalis ir taip pat mes galime matyti ir mūsų šalies padėtį, taip ir Estijos ir kitų. Vienas labai yra įdomus dalykas, iš tikrųjų, kad 90 metais, tuomet sąlyginai taip, kai jau viskas keitėsi, gyvenimo trukmė po šito visoje erdvėje buvo iš esmės ta pati. Trumpiausiai gyveno Rusija, 69 metai, Bulgarija 71,5, yra tam tikra išimtis Slovenija, kur mes matome, kad iš tikrųjų šita šalis, šalia esanti šiaurės Italijos, nepalyginamai labiau išsivysčiusi negu visos kitos pokomunistinės šalis, tai jos gyvenimo trukmė buvo 74 metai ir buvo daug arčiau vakarų Europos rodiklio negu kitos pokomunistinės šalis. Bet bendrai žiūrint, tai praktiškai visos buvo daugiau, mažiau to paties, tame pačiame lygyje. Ir situacija po 20 metų, čia yra 2008, paskutiniai po 18-19 metų, situacija yra iš tikrųjų pasikeitusi. Ir pasikeitusi ta prasme, kad vienos šalis padarė pakankamai didelę pažangą, kitos, galima sakyti, liko tam pačiam lygyje arba net nenusmuko. Ir tokios būtų išvados, būtent iš šitų lentelių. Tai yra, kad mes matome didėjančias žirkles. Tai yra tai, kad jeigu komunistinių šalių gyventojai būtent neskaitant Slovėnijos iš esmės gyveno tiek, dabar tas, jeigu tiksliai skaičiais išreikštant, tai yra tarp 68 metų ir 77,5. 68 metus gyveno ukrainiečiai, rusai, 77,5, tai čia yra čekų gyvenimo trukmės lygis. Ir taip pat yra šiek tiek kitokia, kaip jau šiek tiek ir minėjau, kaitos dinamika negu bendro vidaus produkto. Net 5 šalis – Čekija, Slovakija, Lenkija, Vengrija ir Slovenija – apskritai nepatyrė jokio nuosmukio. Arba tas nuosmukis buvo labai mažas, ten vienais metais gal 0,5 pamažėjo panašiai, bet apskritai nuosmukio nebuvo. Tai skirtingai nuo paties ekonomikos lygio jisai buvo kritęs, buvo pakankamai ryški duobė net ir tose šalyse, bet paties žmogaus gerbūviui, sveikatai ir gyvenimo trukmei žalos neturėjo, o ilgainiui ta gyvenimo trukmė pradėjo kilti. Taip, ta transformacija išėjo į naudą.
skirtingai NVS šalyse, posovietinėse erdvės šalyse, išskyrus Lietuvą, Latviją, Estiją, jos daugumoje dar nepasiekė 90-ųjų metų lygį. Na ir kalbant apie mūsų šitą regioną, tai yra Baltijos šalis, tai estai šiuo atveju tikrai išsiskyrė ir jos galima sąlyginai vadinti buvusios Sovietų Sąjungos čempionais. Kas dar įdomiau, tai yra tai, kad jie paveržė šį titulą iš lietuvių, kurie apskritai mažiausiai išlošė iš transformacijos laikotarpio. Jų gyvenimo trukmė pakilo, na, galbūt pusę metų. Galime grįžti dar į ankstesnę lentelę. Matosi, Lietuva 61,5 metų gyvenimo trukmė buvo, Estijoje buvo 70. Taip, jie 90 metais gyveno trumpiau. Vėliau abi šalis patyrė šiokį tokį nuosmukį, bet estai sėkmingai toliau kopė į viršų, kai Lietuva praktiškai balansavo tame pačiame lygyje. Ir dabar estų gyvenimo trukmė skiriasi 2 metais, yra didesnė negu Lietuvos. Be abejo, skirtumas nėra radikalus, nėra tikrai ne toks radikalus, kokį mes matome tarp vidurio rytų Europos šalių ir tos posovietinės erdvės, bet lygiai taip pat galime kalbėti, kad tam tikrų principų atsikartoja, taip, kad vėlgi gal galime žiūrėti, kad estai šiuo atveju sėkmingiau vystėsi negu lietuviai ir sėkmingiausiai apskritai iš visos Sovietų Sąjungos. Taip, transformuotas iš tokios imperijos, iš tokio režimo buvo tikrai sunku ir estai tą padarė geriausiai. Kai mes galvome apie gyvenimo trukmę, tai yra iš tikrųjų vidutinė gyvenimo trukmė ir tai yra toksai makro, taip, statistinis rodiklis. Ir individualiai iš tikrųjų yra iš to priežasčių apie individualią sveikatą yra sunku kažkas išvadas padaryti, taip, nuo ko mirė, kas įtakoja ir panašiai. Be abejo, tų mirštančių žmogaus jo nepaklausė ir jisai su jais apklausų nepadarys. Bet panašus yra tam tikras rodiklis ir yra atlikta tyrimų. Šiuo atveju čia yra cituojamas Richardas Rausas, vienas iš tokių rimčiausių statistikų besidominčių ir kiekybinių apklausų atlikėjų būtent šio regiono. Tai jis paėmė asmeninę sveikatą. Taip, žmonių klausė, kaip jie vertina savo sveikatą. Taip, ar labai gerai, arba gerai, vidutiniškai, prastai ar labai prastai. Na, išvedė tam tikrą vidurkį. Ir be abejo taip pat jis klausė įvairių kitų klausimų ir vėliau galėjo padaryti tam tikrus priežastinius ryšius. Pats vaizdas jis yra šiek tiek kitoks, negu mes matėme anksčiau su ta vidutinė gyvenimo trukmė, bet kokiu atveju Slovėnija yra lyderiai, taip, ir 3 NVS šalis, Rusija, Baltarusija ir Ukraina, yra pačioj pabaigoje. Na ir kaip bebūtų gaila, Lietuva irgi taip pat bent jau iš to 10-uko irgi atsidūrė pačioje pabaigoje. Vidurkis tokio pažymį, kurį žmogus savo rašo, taip, tai lietuvis rašo tokį pakankamai silpną trejetuką. Nors bendra variacija įvairovė, matome, nėra ypatingai didelė, svyruoja tarp 3 ir 3,6. Bet vienaip ir kitaip matome, kad, pavyzdžiui, labai gerai savo asmeninę sveikatą įvertina, tai Slovėnijai, Slovakijoje, Rumunijai, Lenkijoje daug daugiau negu Rusijai, Baltarusijai ir Ukrainai. Na ir iš to matyti tam tikros tendencijos. Tai visgi kas lemia, taip, kodėl vieni žmonės, kurie sako, mano sveikata yra labai gera arba gera, taip, kuo jie išsiskiria ir kuo jie skiriasi nuo tų žmonių, kurie
skundžiasi savo sveikatą, jie praktiškai nusivylę ir mano, kad jie yra nebepataisoma. Tai vienas iš ryškiausių veiksnių, kuris duoda didžiulę įtaką ir jinai yra tokia, vadinkime, neigiama. Rauzas tai pavadino duotaisiais resursais. Iš tikrųjų, čia yra kalbama apie tas žmogaus fiziologinės savybės, kurios paveikia jo sveikatos būklę. Ir pirmiausia, kalba apie amžių. Taip? Tai kuo žmogus yra vyresnis, tuo jo sveikata yra prastesnė. Išvada pakankamai galbūt triviali, bet vienaip ir kitaip tą galima matyti iš tų visuomenės apklausų. Didelių čia galbūt diskusijų tai nesukelta, tik tai gana įdomus pats rezultatas ir jo tas santykinė reikšmė. Iš tikrųjų, amžius vienaip ir kitaip duoda didžiausią įtaką poveikį asmeninei sveikatai. Bet šalia yra taip pat ir kiti svarbus dalykai. Vienas iš jų yra socialiniai resursai. Žmonės, kurie daug bendrauja, kad ir tose yra įvairiose pilietinėse organizacijose veikia, ar turi daug pažinčių, jie jaučiasi kur kas labiau užtikrintai ir jie paprastai sako, kad jų sveikata yra geresnė. Lygiai taip pat, na čia, aišku, reikėtų psichoterapeuto ar dar galbūt tam tikro įvado mėginimo paaiškinti, bet iš tikrųjų žmonėms apskritai yra socialinės būtybės ir bendrauti jiems yra labai sveika, būtina ir tą mes galime matyti iš rezultatų. Kitas dalykas ir iš tokių teigiamų veiksnių jisai yra pats ryškiausias ir jis yra iš tikrųjų yra pakankamai svarbus. Tai yra galimybės. Žmogus, kuris jaučiasi, kad jis gali kontroliuoti savo gyvenimą, taip pat pasitiki, kad jisai nenuskurs ir jis jaučiasi, na, yra toks žodis įgalinimas, taip, jisai jaučiasi laisvas ar suvokiantis, kad gali daug ką pats padaryti. Taip pat, jeigu jisai mano, kad šalyje įstatymai veikia teisingai ir jis yra užtikrintas, kad galės pasinaudoti savo galimybės, ir taip tariant, nėra korupcijos ir panašiai. Visą tai Rauzas agreguoja į tokį veiksnį kaip galimybės ir jis iš tikrųjų yra pakankamai svarbus ir bent iš tų teigiamų faktorių duoda ryškų rezultatą. Žmogus, jaučiantis, kad jis turi daug galimybių, pakankamai gerai vertina savo sveikatą. Vienas iš labiau neigiamų faktorių, ir tą jūs pasakys visą laiką visi daktarai, kai kalbam apie kodėl, nežinau, širdies ligos, plaučių ligos, ar vėžys, ar taip toliau. Iš tikrųjų, stresas yra labai reikšmingas veiksnys. Taip? Jeigu žmonės jaučia įtampą, nerimą, baimę, stresą, taip, tai jų sveikata bus prastesnė, taip, jų imunitetas kris, jie bus mažiau savimi pasitikintis ir taip pat mažiau galės savimi pasirūpinti, galų gale stresas iššaukia tokį destruktyvų elgesį kaip alkoholis, narkotikai, rūkymas ir panašus dalykai, kas vėl tikrai sveikatos negerina. Tai be abejo tiek socialiniai resursai, tiek galimybės, tiek tas pats stresas, jisai nėra vien tik tai individualios kilmės. Tai yra ir tam tikras, pavadinkime, šiek tiek susiję su aplinka, nors pamatuojama taip per būtent asmeninius žmogaus atsakymus ir pasirinkimus. Ir kas yra labai įdomu iš Richardo Rauzo analizės, kad dar vienas veiksnys
kuris pasirodo turi teigiamą reikšmę, tai yra narystė Europos Sąjungoje. Tie žmonės, kurie yra Europos Sąjungos piliečiai, jų sveikata yra geresnė. Čia, kaip sakant, visi atsakymas palinkime visiems euroskeptikams, kurie sako, kodėl reikėjo stoti tą Eurosąjūzą ir ką mes iš to gavome, tai gavome geresnę sveikatą. Ne tiek galbūt daug, kiek tas galimybių veiksnys, bet iš tikrųjų atsižvelgiant į tą variaciją, ypatingai yra labai didelė, tai narystė Europos Sąjungoje yra reikšminga. Jeigu Lietuva šiandien nebūtų Europos Sąjungos narės, tai mūsų sveikata būtų maždaug tokio pačio lygio, kaip tarkime Rusija. Bet čia yra būtent jau ne individualus veiksnys, o būtent makro. Ir kas dar įdomu, BVP, bendrasis vidaus produktas, Rauzas ir tą bandė reikšmę pamatuoti. Jis šitas indikatorius, atsižvelgiant į visus individualius veiksnius, pats tiesiogiai neturi jokios reikšmės. Tai ar šalis turtinga ar ne, nuo to, kaip žmonės jaučiasi gerai, nuo to nepriklauso. Tai kuo čia ta narystė Europos Sąjungoje svarbi? Taip, iš tikrųjų, tai reiškia, kad Briuselis geriau negu Maskva. Tai gali būti, nes žinome, kad tarkime, Europos komisija, Europos parlamentas ir visa kita, tos visas Europos Sąjungos institucijos teisėkūra, pati Europos Sąjungos yra labai dažnai orientuota į įvairių standartų nustatymą. Taip, tai yra sveikesnio maisto, ekologiškesnės aplinkos ir taip toliau. Tai galbūt ir šia prasme sveikata esant Europos Sąjungoje negerėja. Galbūt galima kalbėti, kad tai yra, vadinkime, liberaliosios demokratijos triumfas. Taip? Nes vienaip ir kitaip tos šalis, kurios įstojo Europos Sąjungą, jos įstojo tik tai tada, kai jos buvo pripažintos, kad jos yra teisinės valstybės, kad jos yra funkcionuojančios rinkos ekonomikos ir konsoliduotos demokratijos. Tai tariant, pačios nacionalinės vyriausybės, jos įgyveno tam tikras reformas, siekdamos matyti integracijos į Europos Sąjungą, bet tai labiau susiję ne su kokiu nors Briuselio direktyvų įvykdymu, kiek su politinės aplinkos pakeitimu. Taip, ir tam tikrų reformų gyvenimų. Taip. Na, būtent čia galbūt tada atsakymas būtų tai, kad yra skirtingi du pokomunistinių šalių blokai ir jie pasirinko dvi skirtingas strategijas į tarptautinę erdvę orientacijas. Tai dvi skirtingas strategijas. Taip, ir tos šalis, kurios pasirinko integraciją Europos Sąjungą, jos taip pat turėjo save iš esmės reformuoti, liberalizuoti, demokratizuoti politinę ir ekonominę sistemą ir pasiekė būtent tokių rezultatų. Na ir galima būtų sakyti, kad tiek šis veiksnys, tiek kiti veiksniai, kaip stresas ar galimybės, ar tie patys socialiniai resursai, duoda nuorodą į tai, kad politika turi reikšmės sveikatai, kitaip tariant, sveikatos fenomenas, visuomenės sveikatos fenomenas yra bent jau tam tikrą dalimi politinės kilmės dalykas. Kitaip tariant, nuo to, kaip veikia, kaip funkcionuoja politinės institucijos šalyje, nuo to priklauso, kokia bus gyvenimo trukmė toje šalyje. Šalia be abejo tokių dalykų kaip amžius ir visi kiti subjektyvūs ar individualūs dalykai. Tai jeigu iš tikrųjų politika turi reikšmės sveikatai, ar kad visuomenės sveikata yra politinės kilmės dalykas, tai verta tada savęs paklausti, kokios yra pokomunistinės politikos ypatybės. Tai galima, aišku, labai daug šnekėti. Pasakysiu tik pačius bendriausius bruožus, kuriuos galbūt jums teko kada jau ir kalbėti, ir aptarti, ar girdėti per įvairius debatus. Tai be abejo, ne vienas ir ne du yra pasakę, kad yra iš tikrųjų silpna pilietinė visuomenė. Tai
demobilizuota visuomenė, kad esam daugiau negu kelis dešimtmečius gyvenant totalitarinį visuomenį, kur dalyvavimas viešajame gyvenime buvo prievartavimas, buvo visiškai dirbtinis ir taip toliau. Ir žmonės buvo priešinami ir visą kitą, tai ta visuomenė yra tokia, manykime, kartais sunkiai išjudinama ir apatiška, tokia anoniminė, taip. Ir tai veikia politiką, taip, kad jeigu kalbėtume apie tos, tarkime, socialinius resursus, tai kartais šitokioje visuomenėje tie socialiniai resursai, jie sunkiau generuojami, taip. Kitas dalykas tai buvo jaunos valstybės, taip, ir iki šiol yra jaunos valstybės, taip. Tai yra trapios valstybinės struktūros, taip. Aišku, buvo anksčiau tas komunistinis režimas, bet valstybė, tautinė valstybė, politinė sistema, kurios esmė yra liberali demokratija, tai be abejo reikalauja šiek tiek kitokių taisyklių, kitokių institucijų ir tai reikėjo viską kurti. Taip. Šitos 20 metų iš tikrųjų buvo didžiulis kūrybos procesas. Ir šitos šalis, pavadinkime taip, galima būtų palyginti su moliu. Taip, jis yra tokio minkomas molis. Skirtingai nuo vakarų Europos šalių, kur valstybės jau yra įsitvirtinusi seniai, jų taip lengvai nepaminkysi, čia galima buvo daug padaryti. Taip. Ir trečias dalykas partijos, taip, tos organizacijos, kurios atsakingos už tos valstybės valdymą. Tai tam tikra prasme jos buvo silpnos, menkai organizuotos. Kodėl taip sakau? Todėl, kad jos, ypatingos atramos visuomenė neturėjo. Taip? Jos daugiau buvo elito projektai. Taip? Partijų viršūnės, kurios kilo galbūt būtent dėl to, kad jie užėmė vienokius valstybinius postus, buvo parlamentarai ir panašiai. Jie turėjo ypatingą reikšmę tų partijų gyvenimų, taip, ir šia prasme būtent partijos kilo ne kaip visuomeniai judėjimai iš visuomenės, iš vienokių ir kitokių socialinių grupių, o tai buvo ir iki šiol yra dažnai tam tikrų žmonių, kurie nusprendžia kurti partijas, taip, vadovauti jiems projektui. Taip. Ir iki šiol yra labai ryškus fenomenas, tiesa nelygu, mes pamatysime skirtingas tendencijas, taip, elitui, būtent tiem politikams, žvaigždėms ir šiaip žinomiems žmonėms kurti savos asmeninės partijas, kurios iš tikrųjų yra menkai pagrįstos kažkokiamis ideologinėmis nuostatomis, kurios atstovautų ar rūpėtų vienai ar kitai visuomenės grupei. Taip, tai kitaip tariant, pati visuomenė demobilizuota, valstybė anksčiau šiek delegitimizuota, o ir ją neįgyjusi pasitikėjimo ir iki šiol dažnai daugelį šalių valstybėje neturi jokio pasitikėjimo. Ir taip pat partijos jos ne kaip socialiniai judėjimai, o būtent kaip elito projektai. Ir kas tada atsitinka? Atsitinka tai, kad būtent tos elitinės jėgos, tie partijų branduoliai, jie turėjo super didžiulės galias, nesulyginamos su tuo, kas vakarų Europoje buvo, taip, minkyti tas valstybės, taip, jas formuoti, daryti kažką tai iš jų. Taip. Tai nors visi šitie žmonės paprastai iš vidurio Europos regione, Baltijos šalyse paprastai deklaruodavo tokius kilnius tikslus ir galbūt jais ir dažnai tikėdavo, taip, tai yra eiti vakarus, demokratizuoti, liberalizuoti ir panašiai. Bet, sunku paneigti ir tai, kad kai tu esi įtakingose pozicijose, tu visada gali šiek tiek galvoti ir apie save. Taip? Ir tos partijos stiprėdamos, kurdamosios, jos taip pat ne vien tik tai valstybė reformuodavo,
bet tam tikrą prasme ir valstybę kolonizuodavo. Taip? Vystė, padinkime, tam tikrus patronažinius tinklus. Ir įvairiose šalyse galima stebėti tą dalyką, kad valstybė, nepaisant sunkaus ekonominio sunkmečio, valstybės administracija pūtėsi, atsirasdavo vis naujų etapų ir taip toliau, ir tai nemaža dalimi būtent yra susijęta su tuo, kad tai buvo politikų tam tikra intervencija, partijų intervencija, partijos valstybė žiūrėjo į kaip tam tikrą grobį, kur galima, ar į tam tikras įtakos sferas, ir steigė vis naujas kažkokias agentūras ir taip toliau. Galų gale ta pati korupcija irgi nemaža dalimi yra būtent politinio patronažo kilmės dalykas. Tai ir tada iš tikrųjų politinis patronažas yra matyti viena didžiausių grėsmių, kuri gali atsitikti tokioms jaunoms valstybėms su ne visai pilietiška visuomenė. Kai patekia kažkas tai centre, jiems niekas nepasipriešina, jie gali daryti daugelį dalykų tą, ką jie nori. Tada klausimas iš tikrųjų yra, kas gali atbaidyti tokias partijas nuo visiško tokio pelnymosi ar valstybės sąskaitą, nuo pavadinkime, eksploatacijos ar kolonizacijos. Rytų Europos šalyse, NVS, kaip galima matyti iš vėliau sekusių įvykių ir šiandieninių tendencijų, tas politinis patronažas visiškai institucionalizavas, visiškai įsitvirtino tų diktatūrų pavidalų. Čia vidurio Europos šalyse situacija buvo galbūt geresnė, tam tikras atbaidymas politinių jėgų nuo tokių strategijų, tokios veiklos buvo tarptautinis spaudimas, tarptautinis aplinkos poveikis, siekis stoti Europos Sąjungą, į NATO ir panašiai, ir bandymas atitikti tuos kriterijus, kuriuos kėlė Vakarų Europos bendruomenė. Bet yra įvairūs mokslininkai kalba apie tai, kad iš tikrųjų vien išorinis spaudimas nebuvo ir negalėjo turėti didžiausios įtakos, vienaip ar kitaip buvo svarbus ir vidaus politikos faktoriai. Ir bene svarbiausias yra išskiriamas tvirtos partinės konkurencijos veiksnys. Jeigu iš tikrųjų visuomenė partijų nekontroliuoja, valstybė taip pat tų partijų nelabai gali sukontroliuoti, nuo išorės spaudimo partijos gali vienaip ar kitaip atsiriboti, tai kas gali atbaidyti, tai konkurentai. Jeigu yra kažkokie tai ryškus konkurentai, politiniai konkurentai, tai vienaip ar kitaip jie gali, pavadinkime, kontroliuoti esančius valdžioje. Jeigu yra stipri opozicija, jinai visada bus tam tikras sarginis šuo, kuris neleis tam politiniam patronažui visiškai išplisti. Ir kalbama apie tai, kad iš tikrųjų ta partinė konkurencija turi būti, pavadinkime, tvirta, o tvirta tai reiškia, kad jinai turi būti stabili. Ir partijos neturi keistis kas kartą, nes taip jis išmoksta bendradarbiavimo tradicijų, pačios viena kita labiau pasitikėti ir jos tampa labiau prognozuotis. Tuo atveju, jeigu partinė konkurencija yra iš tikrųjų nestabili, kas kart po rinkimus vis būna naujas kraštovaizdis, kaip naujos partijos ateina į areną ir panašiai. Tokia ir tada orientacija visą laiką būna daugiau trumpalaikė, yra mažiau pasitikėjimo ir politikai irgi tada labiau remiasi tuo dalyku, kad pabūsiu tuos kelis metus valdžioje, vėliau, tai esant tuo metu galima būti kažkuo tai pasinaudoti, ne vien tik tai valstybės darbams, bet ir asmeninis interesas. Nes taip jis gali priimti kažkokius sprendimus. Tai ir realiai galima išskirti tam tikrus skirtingus tipus
partinės konkurencijos, kuri išreiškia, kaip politinės institucijos veikia vienoje ar kitoje šalyje. Tai yra tvirta stabili partinė konkurencija. Antra, tai yra būtent nestabili fragmentuota konkurencija, kai yra daug partijų tiek parlamente, tiek vyriausybėje, jos yra susiskaldžiusios, jos negali pakeisti anksčiau buvusių patronažinių tendencijų ir taip pat dažnai kaip feodus pasidalyja valstybė ir veikia, tarkime, vienos partijos vienose ministerijose, kitos partijos kitose, taip viena kitos per daug nesukontroliuoja. Na ir galbūt didžiausia valstybės užgrobimo grėsmė, kai yra būtent dominuojanti valdžios partija, kurie gali netgi praktiškai susilieti su valstybė ir būtent, kaip minėjau, rytų Europos šalyse tai dažnai yra įvykęs faktas. Tai vidurio rytų Europos šalyse, būtent tose, kuriuose įstojo Europos Sąjunga, kur galima šiek tiek kalbėti apie prasmingą tokią liberalią demokratiją, tai partinės konkurencijos variacijas, partinė konkurencija formas yra įvairias. Daugiausia dominuoja visgi silpnas valdymas, kai rinkėjai yra nepastovus, pats elitas kuria naujas partijas ir tos partijos yra pakankamai susiskaldžiusios tiek parlamente, tiek vyriausybėje. Bet visgi yra šalių, kurios šiuo atveju išsiskiria, kaip atsakingos ir labiau tvirtesnės. Tai yra Čekija, Vengrija ir Estija nuo 2000 metų. Dar yra Slovakija, kurioje ilgą laiką Niečaro vadovaujama partija buvo tokia dominuojanti, joje tuo metu bent jau valstybės aparatas gana ryškiai plėtėsi. Visa tai turi vienokį ir kitokį poveikį valdymo efektyvumui. Tiesa, valdymo efektyvumas gana tikrai turi ir įvairių kitų veiksnių, bet čia mes galime matyti, kad tiek Pasaulio banko rodikliai skelbia nuolatos tokias ataskaitas, tai surinkę įvairius duomenis, tai lygiai taip pat matome, kad ta pati Estija, Čekija, Slovenija, Vengrija, jose valdymo efektyvumas buvo paprastai jis yra didesnis. Estija apskritai yra lyderė šitose reitinguose. Lygiai taip pat kaip ir su korupcijos kontrolė. Joje čia yra skalė nuo -2,5 iki 2,5 ir bent jau Estija visą laiką yra pirmaujanti, kai Lietuva, tarkime, atsilieka nuo jos bene dvigubai, jeigu žiūrėtume, ne dvigubai, bet skalė čia Estija turi, tarkime, pagal 10 metų duomenis 0,91 yra įvertinimas, ir 5-balė sistema būtų maždaug apie 4, tai Lietuva šiuo atveju turėtų kažkur tai trejetą. Aš atsiprašau, kas tą valdymo efektyvumą įeina? Valdymo efektyvumas šiuo atveju kalbama apie valstybės aparato autonomiją nuo politikų. Tai yra, valstybės institucijos veikia mažiau politizuota, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas tai yra viešosios politikos, kaip jos yra įgyvendinamas. Tai yra, kaip jos yra formuluojamos ir ar tarp keliamų tikslų ir realių rezultatų yra koks, vadinkim, atotrūkis, ar atotrūkio nėra. Ir be abejo, čia yra tokie kokybiniai vertinimai, kurie yra nemaža dalimi subjektyvūs. Tai, ką Pasaulio banko ekspertai daro, jie bando sudėti įvairių tarptautinių agentūrų skelbiamas ataskaitas, skelbiamus įvertinimus,
ir juos agreguoja į tam tikrą rodiklį. Taip? Šiuo atveju skalė nuo -2,5 iki 2,5. Tai korupcijos kontrolė, vėlgi daugiau kalbama apie būtent administracinę korupciją, centro aukščiausių sluoksnių korupciją, taip ir kiek to yra suvokimo, vėlgi įvairūs duomenys. Tai iš šitų lentelių, kurios buvo pateikiamas, Estai yra galime sakyti iš tikrųjų valdymo kokybės čempionai, ne tik tai tarp Baltijos šalių, bet apskritai visoje Vidurio Rytų Europoje. Nors toli gražu, pagal, tarkime, bendrojo vidaus produktą, jie tikrai nėra patys turtingiausi. Taip? Lietuviai yra vidutiniokai ir šiek tiek atsiliekantis. Ir čia iš dalies taip pat ir atsakant į klausimą, tai valdymo kokybė galiausiai išsiskiria ir išsireiškia ir vis rezultatus. Tai lyginant Lietuvą ir Estiją, tai pirmas signalas, kad yra atsiliekama, taip nuo Estijos galima laikyti tai, kad Europos Sąjunga buvo pakvietusi dėrėtis dėl narystės šitoje organizacijoje Estus 2 metais anksčiau negu Lietuva, tada Lietuvos politinis elitas buvo labai smarkiai sukilęs, susijaudinęs ir išreiškė didžiulį nepasitenkinimą, ėmėsi tam tikrų reformų ir galiausiai pasivijo, taip, nes visos šalys įstojo kartu ir tarsi atrodė jau tas atotrūkis yra panaikintas, bet iš tikrųjų priežastis, kodėl tas atotrūkis buvo, tai yra politinis patronažas ar tam neskaidrus politikų ryšiai, tam tikras korupcijos mastas ir panašiai jis išliko. Ir galiausiai mes turime dabartinę situaciją, taip, kad Estija įvairiais aspektais vėl pradeda pirmauti prieš Lietuvą ir būtent tai liudija gana konkretus rezultatai. Taip, tai yra jau jie įsivedė eurą, yra priimti į ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizaciją, tokį padinkime pačių turtingiausių šalių klubą. Lietuvai narystė šią organizacijų dar tikrai nesišviečia. NATO įsipareigojimus turiu omeny tuos 2 procentus skiriamus krašto apsaugai jeigu praktiškai gyvenime, tai Lietuva nesitikė to daryti. Taip. Na ir be abejo tai yra susijęs su paties valstybės biudžetu. Estai tą atlikinėja pakankamai skaidriai jau labai ilgą laiką. Ir efektyviai, valstybės skola yra praktiškai minimali ir lygiai taip pat tas deficitas, jo nėra paprastai turi netgi proficiją. Tai iš esmės galima ir klausti šiuo atveju daryti tam tikras išvadas, kiek kainuoja prastas ir neskaidrus valdymas ir kurios šalis gali savo tą leisti. Dalykas yra tas, kad jeigu imtume visą šitą regioną, Vidurio Rytų Europos šalis, taip, Slovėnija, kuri yra tikrai daug turtingesnė, Čekija, Vengrija, taip, Slovakija ir Lenkija, kurios irgi turėjo galimybę anksčiau reformuoti, jos nebuvo Sovietų Sąjungos sudėtyje. Tai jose tas galbūt valdymo efektyvumas jis nevadina tokias didžiulės reikšmės, kai toms valstybėms, toms šalims, kurios turėjo kur kas nepalyginamai sunkesnę užduotį. Tai yra kalbu būtent apie Baltijos šalis, kurios yra vienintelės šalis, kurios išėjo iš Sovietų Sąjungos ir jos išėjo vėliau,
turėjo galimybę pradėti reformas vėliau negu kitos vidurio Europos šalys. Ir čia ypatingai ta valdymo kokybė, valdymo efektyvumas yra labai svarbus dalykas. Šitą lentelę, kurį atvėriau, rodo tai, kad transformacijos pradžioje susiklostė ir iki šiol egzistuoja dvi skirtingos ekonomikos lygos. Galbūt netgi ir sveikatos turėtų omeny, kad gyvenimo trukmė visgi dar skiriasi, taip, šitose šalyse. Tai ekonomikos pobūdį, aišku, galima įvairiai traktuoti, bet šiandien taip vis daugiau šiais laikais prieinama tarsi nuomonės, kad atrodo, kad formuojasi tam tikras pusiau branduolys valstybės ir pusiau periferijos šalis šitame regione. Kuo tai remiasi? Remiasi tuo, kad eksporto struktūra, taip, ką šitos šalis eksportuoja, taip, ką jos gamina ir kaip jos prisideda dalyvauja toje pasaulinėje rinkoje. Tai Slovėnija, Čekija, Lenkija, Slovakija ir Vengrija, jos specializuojasi į tokias aukštesnės kvalifikacijos prekes, įskaitant ir vaistus, elektroniką, mašinas ir panašiai. Kai kitos šalis, būtent Baltijos šalis, Bulgarija, Rumunija, jos išlieka tokiam panašiam lygyje ir jos labiau specializuojasi į žemesnės kvalifikacijos produktus. Tai tas yra dvi ekonomikos lygos, nes vienos šalis labiau konkuruoja su labiau išsivysčiusioms, kitos su mažiau išsivysčiusioms. Ir be abejo, tai veikia ir socialinė sritį, tai taip pat veikia ir politika. Nes kuo eksporto struktūra, ekonomikos struktūra yra pažangesnė, tuo yra, paminkime, daugiau resursų, kuriuos gali skirti tiek pačiai socialiniai politikai ir panašiai. Baltijos šalis šitos prabangos neturi, kaip ir Bulgarija, Rumunija, ir būtent todėl valdymo efektyvumas iš tikrųjų yra pakankamai svarbus dalykas. Šitoj lentelėje yra skaičiai, 4 grafos pirmos rodo tendencijas būtent tų aukštos kvalifikacijos, aukštesnių technologijų, prekių eksporto dalį šitose šalyse, tai kiek tokių prekių eksportuoja. Tai 1995 metais ta dalis buvo daugiau mažiau panaši, bet vėliau šitos Vyšegrado vadinamosios šalys, taip, Čekija, Lenkija, Slovakija, Vengrija ir Slovenija, jos šovė į priekį. Dažnai svarstoma, kodėl taip atsitiko, kalbama apie tai, prieiti prie išvados, kad reikia turėti minty, kad būtent starto linija buvo nevienoda. Šitos šalis jos turėjo galimybę kur kas anksčiau save reformuoti, kur kas anksčiau įeiti į tarptautinės rinkas ir jos lygiai taip pat ir gyvena arčiau tų rinkų. Ir galėjo sėkmingai renovuoti ir modernizuoti savo pramonę ir pasiekti gerų rezultatų. Ir gal tam tikras atspindys yra ir su gyvenimo trukmė. Iš tikrųjų, jeigu matome, kad iki šiol yra tam tikras atotrūkis, tai yra tos šalis, kuriuose vyrauja tos pažangios ekonominės technologijos, labiau pažangėja eksporto struktūra, tai gyvenimo trukmė yra paprastai aukštesnė negu kitose pokomunistinėse šalyse. Kitaip tariant, mes turime keletą kintamųjų ir keletą veiksnių. Mes turime valdymo kokybę, valdymo efektyvumą, kuris iš dalies yra daugiausiai nulemtas būtent tos partinės konkurencijos ir panašiai. O kitoje rankoje mes turime būtent tą ekonomikos struktūrą ir vienos šalis vienaip ir kitaip buvo šiek tiek palankesnėje padėtyje ir
iki šiol tą yra išsaugoję ir visą tai paveikia be abejo ir visuomenės sveikatą, taip? Ir apskritai visuomenės gerovę. Šioje vietoje tiesiog reikia tada padaryti išvadą, kad Estija, mes ją dažnai laikome tokia sėkmė ir sėkmės ženklų ir taip toliau, ir visoje komunistinėje erdvėje. Ir valdymo būtent kokybės tas rodiklis tarsi tai rodytų, bet kita vertus reikia suprasti, kad tai nebuvo iš gero gyvenimo, tiesiog estams pavyko priimti tam tikrus sprendimus, kurie leidžia galbūt net ir tikėtis, kad jiems turėti daugiau šansų galų gale išeiti iš tos antrosios, vadinkime, lygos, taip, ir patekti į pirmąją lygą. Tai nėra labai lengvas rezultatas, bet panašu, kad jiems tai sekasi daryti. Ir vienas iš rodiklių, kuris Estija apskritai daro išskirtinę visoje vidurio rytų Europoje, tai yra tiesioginės užsienio investicijos. Taip, tiesioginės užsienio investicijos šitoje šalyje jau ilgą laiką sudaro didžiąją dalį būtent ekonomikos investicijų ir vienaip ar kitaip modernizuoja. Galime sakyti, kad apskritai Estija pasukusi yra ar žengia būtent modernizacijos iš užsienio keliu. Šitoje šalyje kapitalistai daugiausiai yra iš užsienio šalių, būtent iš Skandinavijos šalių. Tai vėlgi savo raštu veikia tą pačią politinę aplinką ir veikia teigiamai paprastai, nes tie patys verslininkai, tiesiog užsienio verslininkai iš Skandinavijos šalių, jie paprastai labiau būtent reikalauja tos nekorumpuoto valdymo, efektyvaus valdymo ir panašiai. Ir nemaža dalimi, kodėl ta modernizacija užsienio estams pavyko, tai būtent galima paaiškinti jų pasirinktų privatizacijos metų. Jie pasirinko valstybės įvairias įmonės išparduoti tarptautiniuose aukcionuose. Viena vertus jie gavo šiaip pakankamai didžiulės finansinės injekcijas, kita vertus, ir kas padėjo jiems jau labai seniai subalansuoti biudžetą. Kita vertus, būtent kokie tie pinigai atėjo, kad buvo ne rytų kapitalas, būtent vakarų kapitalas, dauguma iš Skandinavijos šalių, tai vėlgi paveikė pakankamai teigiamai politinę aplinką ir tokia modernizacija iš užsienio iš esmės buvo tik tai šitoje šalyje ir vyko pakankamai sėkmingai. Ir jeigu mes matome, tas sektorius galbūt nėra dar ypatingai kylantis, bet tai tos visos high-tech technologijos ir taip toliau. Estija gauna tam tikrą pagreitį ir net Norkus apskritai jau sako, kad būtent dėl tiesioginių užsienio investicijų didesnio vaidmens šioje ekonomikoje Estija tarsi yra pereina būtent iš tos antrosios lygos į pirmąją. Na ir antras dalykas tai yra kur kas ankstyvesnė valstybės pertvarka. Šiuo atveju tas pats elitas. Čia matyti yra, padinkime, labiau atsitiktinis faktorius. Estijoje vadovaujančios jėgos, kurios pradėjo modernizuoti šalį ir panašiai, jos buvo išskirtinės tuo, kad tai buvo pakankamai jauni žmonės, pakankamai
jauni veržlūs žmonės ir tuo pačiu mažai susisaistę su kokiais nors verslo ryšiais. Jie daugiau turėjo tokį akademinį galbūt pamatą, buvo kilę iš Tartu universiteto ir turėjo tokį norą siekė padaryti kažką tai kitą ir ėmėsi tokių pertvarkų, kurios buvo pakankamai ryžtingos. Jos buvo ryžtingos, kur kas ryžtingesnės negu kitose šalyse, Vidurio Europos šalyse ir Baltijos šalyse. Taip? Tai iš esmės pertvarkė visą valstybės aparatą ir įvairias būtent viešasis politikas taip pat pakankamai radikaliai reformavo. Ir viena iš tų viešųjų politikų buvo būtent sveikatos apsauga, sveikatos politika, kuri vėlgi tam tikrą dalimi, kai kurių autorių teigimu iki 20% paveikė apskritai visą visuomenės sveikatingumą. Vienaip ir kitaip, jeigu sveikatos apsaugos ir sveikatos priežiūros institucijos gerai funkcionuoja šalyje, tai tikėtina, kad paslaugos bus geros, sveikatos paslaugos ir patys gyventojai bus sveikesni. Tai nepaisant to, kad tiek Estijoje, tiek Lietuvoje sąlygos buvo iš esmės panašios, buvo sovietinis paveldas ir taip toliau. Tai ką tai reiškia, tai centralizuotas ligoninių valdymas, politinė kontrolė, išpūstas ir fragmentuotas ligoninių tinklas, biudžetinis finansavimas, kuris vėlgi dažnai priklausydavo nuo asmeninių politikų ir ligoninių vadovų iš jų ir taip toliau. Taip pat silpnai išvystyta pirminės priežiūros grandis. Tai ir panašios taip pat ekonomikos galimybės ir finansavimas, kaip jau minėjau, šitos šalis, kur buvo kur kas skurdesnės, jos tikrai negalėjo tiek daug skirti šiai politikai, kitoms socialinėms politikoms, tiek ir, tarkim, kokia Slovėnija ar Čekija ar Lenkija. Bet visgi galiausiai pasiekti buvo skirtingi rezultatai. Ir tuos skirtingus rezultatus pirmiausia lėmė būtent skirtingas reformų tempas. Estai iš esmės reformavo savo sveikatos apsaugos sistemą dar 91 metais, kai jie priėmė sprendimą pereiti prie sveikatos apsaugos finansavimo pagrįstų privalomų sveikatos draudimu, atskirdami šitas lėšas nuo valstybės biudžeto. Ką tai lėmė? Tai lėmė, kad iš esmės sveikatos apsaugos biudžeto rūpinosi nuo politikų nepriklausoma institucija, tai yra šiuo atveju tokios ligoninių kasos, pavadinkime taip, ir galėjo vadovautis ir vykdyti savo veiklą remdamas pakankamai tokiais skaidriais ir aiškiais efektyvumo kriterijais. Kai Lietuvoje, tuo pačiu Latvijoje, sveikatos apsauga ir toliau išliko daugiausiai finansuojama iš valstybės biudžeto, kur kas kiekvienais metais Seimui priimant valstybės biudžetą galima buvo perskirstamos tos lėšos ir šia prasme daug didesnės erdvės buvo kažkokiems tai užkulisiniams susitarimams ir pavadinkime tam pačiam patronažui. Ir tai pačiai politikų diskrecijai. Politikai šiuo atveju turėjo daugiau įtakos ir galios, tos partijos, tiek elitų branduoliai, jie turėjo kur kas didesnės galios, didesnį vaidmenį formuojant sveikatos apsaugos išteklių panaudojimą, kuris dažnai, čia daug politikos dažnai neveikia, labiau galbūt reikia vienokio tokių technokratinių sprendimų. Kai klausia žmonių, kokios jūsų nuomonė yra korumpuočiausios visuomenės ar valstybės institucijos, tai lietuviai pirmiausia būtent įvardina poliklinikas, ligoninės ir panašiai, ir tik vėliau, tarkim, tokią instituciją kaip kelių policija. Tai čia yra pakankamai aiški tendencija. Kitas dalykas tai yra tas neoficialus primokėjimas.
ir Estijoje, ir Lietuvoje, ir kitose pokomunistinėse šalyse yra visuotinai skelbiama, sveikatos apsauga yra nemokama, bet yra tik tai nemokama oficialiai, dažniausiai už paslaugas reikia šiek tiek tik primokėti. Primokėjimas yra tam tikrą turi funkcinę reikšmę, kartais užkerta kelią piktnaudžiavimui ir panašiai, bet lygiai taip pat, jeigu tas primokėjimo lygis yra labai aukštas, tada apskritai pats tikslas turėti nemokamą sveikatos apsaugą, solidarią sveikatos apsaugą, nebetenka prasmės. Tai Lietuvoje, tiek ir Latvijoje tas primokėjimo lygis jau pasiekia tokią ribą, kai iš tikrųjų galima kalbėti, ar tai yra tebe valstybinė sveikatos apsauga, o kiek jinai yra iš esmės tokia neoficiali ir tik tai fiktyviai universali. Kai Estijoje visgi tas 20% lygis yra pakankamai dar normalus ir išlaikantis būtent tą funkcionalumą. Lovų skaičius, Sovietų Sąjungos sistema sveikatos apsaugos visada buvo tuo pasižymėjo, kad reikėdavo kažkokius tai pažangą rodyti rezultatus, taip, kiek ten vienas ar kitas rajonas ar viena ar kita respublika pasiekė gerą sveikatos apsaugos sistemoje, statistika nebuvo labai gera ir prastai pažanga būdavo matuojama, kiek lovų yra pastatyti, kiek lovų yra, koks yra gydytojų skaičius ir taip toliau. Tai lyginant su Vakarų Europą, šitie skaičiai, jie buvo nepalyginamai didesni, taip, ir visą tai buvo nefunkcionalu. Ir atgavus nepriklausomybę po šalto karo pabaigos teko visą tai restruktūrizuoti. Esmė tai, kad Estijoje visą tai vyko kur kas greičiau ir radikaliau. Ta optimizacija, tiek lovų skaičius, tiek gydytojų skaičius. Ir kai Lietuvoje pozityvus judesiai galbūt galima matyti tik šio praėjusio dešimtmečio, nuo šio amžiaus pradžios. Vienaip ir kitaip vis tiek dar, jeigu žiūrėtume pagal lovų skaičių, gydytojų skaičių 100 000 gyventojų, tai Lietuvoje tie rodikliai yra galbūt labiau panašus į rytų Europos erdvės negu į kitas rytų Europos šalis. Aš noriu pabrėžti, kad tai visa tai yra susijęs su labai ribotų resursų efektyvių valdymų. Taip, tai faktas tai, kad išlieka didžiuliai ligonių skaičiai ir panašiai, tai rodo tai, kad vietoj efektyvumo pasirenkami galbūt labiau didesnė reikšmė turi asmeniniai, politiniai ryšiai ir taip toliau. Na ir paskutinis dalykas, tai yra Europos sveikatos vartotojų indeksas, čia irgi toks yra skelbiamas, pagal jį Estija be abejo nėra pirmūnė tarp visos Europos Sąjungos šalių, bet iš esmės yra viduryje. Tai Lietuva ir Latvija daugiausiai yra laikomas kaip labiausiai atsiliekusios šalys. Tai toks galutinis klausimas, tai ką daryti, koks yra receptas. Ir tai labai yra svarbus klausimas, nes iš tikrųjų kodėl estai gyvena šiandien ilgiau negu lietuviai. Atsakymas yra tai, kad jie anksčiau priėmė gana svarbius sprendimus. Svarbius ir sėkmingus sprendimus, tai yra būtent ta greitesnė valstybės pertvarka ir radikalesni ir ryžtingesni sprendimai, tiek kalbant apie viešąją politiką, tiek kalbant apie privatizaciją valstybės turto ir kur kas sėkmingesnė integracija į tarptautinės rinkas. Tai yra sprendimai, kurių nebesugrąžinsi atgal, nes Lietuva tų sprendimų nedarė arba jos darė
dar uždraustai. Tai. Ir šiuo atveju turime tokį dalyką, kad susiklostė tam tikros politinės pusiausvyros, taip. Partinė konkurencija vėlgi yra paveikta mažiau sėkmingos arba labiau sėkmingos modernizacijos ir plėtros ir susiklostė ryšiai tarp politikų, įvairių verslininkų ar tų pačių užimančias aukštas pareigas valstybės tarnautojų, taip, jų taip greitai nepakeisi ir yra susiklostęs tam tikras politinio status quo. Tai yra tokia realybė, su kuria reikia turėti minty, bet kokiu atveju visada egzistuoja tam tikros individualios strategijos, taip, ką galima nustatyti patiems. Tai jeigu pamenat tą skaidrę apie individualią asmens sveikatą, didžiausią reikšmę turi tokie dalykai kaip įgalinimas, kaip streso nebuvimas ir panašiai. Taip. Kai yra savijauta žmogaus, kad tu gali kontroliuoti savo gyvenimą. O kontroliuoti savo gyvenimą gali, kai nebijai. Tai čia vienas toksai išmintingas patarimas, taip pat žmogaus, kuris buvo čia Lietuvoje atvažiavęs ir taip pat vilkėjo baltus drabužius. Tai pirmas dalykas, kuris ypatingai šioje pokomunistinėje erdvėje, galbūt rytų Europoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje šitas patarimas gal nebūtų labai prasmingas ar funkcionalus, nes nebijojimas pareikšti savo nuomonę, jis gali kartais kaip tik sveikatai būti žalingas toje sistemoje, toje pusėje. Lietuvoje nebijoti, man atrodo, tikrai yra įmanoma ir nebijoti bendrauti, nebijoti kurti, nebijoti reikšti savo nuomonę ir tuo pačiu negąsdinti kitų, būti pakantesniems ir panašiai. Ir pakviesti kitus taip pat nebijoti. Tai būtų tiek. Tuomet ačiū.